Toliau lietuvišką fenomeną. Aš taip, mano dabar užsiima laikas tas, aš įrodinėju, kas tai yra. Nerodo, bet įrodinėju jos svarbą jums. Tai va, ir šičia yra Vilkijos etninės kultūros muziejus. Va, jis yra Antano ir Jono Juškų ir šitas muziejus savo laiku buvo gavęs pasiskolinti kilimas ir yra, jei neklystų, kažkur 67 juostos. 67 suskaičiu. Aš turiu detaliai išfotografavęs dokumentą, ko neturi net muziejus dabar, šito prašė pas mane šito failo, šitų fotografijų. Ir yra didelis kilimas, kuris užtiestų mūsų šitą studiją iki nuo stablo, maždaug, va šitokios, toks kilimas juostos. Tos juostos apie 3 metrai ir jų tokia eilė. Tai jis visą laiką tame muziejuje tarė, jų pats brangiausias buvo eksponatas ir jie labiausiai brangino muziejaus direktorius, kaip minėjo, bet jis buvo paskolintas nuo Birštono, iš bažnyčios ir laikinai eksponuoti. Iš kur tas kilimas atsirado bažnyčioje ir kodėl jisai toksai yra? Tai mūsų dar nesenai 20 amžiuje, čia 20 amžiaus yra kilimas, 20 amžiaus pradžioje ypač, kada dar tos tradicijos buvo stipriau laikomasi, jaunieji, kada ateidavo santuokai, jie padovanodavo juostą kunigui nuo kiekvienos poros. Ir šičia santuokinės juostos. Ir jūs įsivaizduokit dabar, kokią informaciją glūdi šitame kilime. Praktiškai kiekviena juosta yra šeima. Ir kaip aš, kodėl pradėjau nuo lielvardės juostos. Jeigu išausdavo juostą lielvardės kūdikį gimus ir jam jį padaro tą matricą, tokią perforaciją jo viso gyvenimo, tai čia jaunieji nuotaka išaustą savo, tradicija tai nuotaka šitą paruošdavo savo, paruošdavo nuotaką savo šeimos, tą išausdavo savo šeimos juostą. Ir jį paduodavo kam? Paduodavo šventikui, kuris juos sutuokė. Kunigui. Ir šitą jie ir kartu pašventindavo savotiškai jų santuoką ir šitą juostą jų gyvenimą, šitą kaip lielvardės. Ir įtepdavo pašventintas ir padovanodavo šventyklai. Tai yra kartu tai būdavo auka. Aukojama yra auka juosta informacija, auka pademonstruosiu, va šičia užsideda juosta. Juosta susiriša tie, susijuosia tie ir taip, o ne šitaip vis dėlto susijuosia, jau galima ir taip sujuosti. Liktai apsauginė tie, kurie neša karstą. Ir karstas dedasi ant juostos. Ir žmogus yra apsauginiai zonoj, mirusiųjų pasaulis neliečia. Apsaugo. Nuo mirusio pasaulio. Mirusysis, mūsų nekrokultas, aš dabar be jo neišvengiama, nes yra mūsų gyvenimas ir mirtis yra čia pat, ir gimimas ir gyvenimas. Ir mes, mūsų kultūroje yra tiesiogiai visada eina kiaurai. Taip pat, jeigu aš tą juostą tokią raudoną giją praveščiau, tai, sakykim, ta mirties nekrokulto linija visur eina, kur nepaimsi. Tiesiogiai išeina sąsajos su nekrokultu. Tai šitą, kad mirusiųjų pasaulis neprisiliestų ir tas žmogus, kuris išeina iš šio pasaulio, jis, kad neišvestų su savim kitų, nelaiku. Ir nepaveiktų blogai šito. Nes visis, kuris mes tėvus, protėvius nusišydim, mes padarom visą sistemą apsauginės pagrindė su šitais padarom. Aš nekrokultą, kada paskaitą pabandžiau nufilmuoti jau, kaip tą veiks, galbūt net ir šičia padarysim, tai aš tada detaliai, to daugiau 3 valandų neužteks. Čia jau bus 3 dienos po 3 valandas ir taip bus suspausta informacija. Tai tai tada mes papuolame, čia jokios, čia nežaidžiama estetika. Čia žaidžiama gyvybės ir mirties ir likimo klausimais. Tai dabar mes turim šitą juostą. O kaip su piršlio juosta, tai pačiam. Tai aš dabar kaip tik ir norėjau dabar sekantį žodį pasakyti. Mes turim sekantį atveją, kada jauniem, ar pastebėt, kad 20 metų žmogus eina gimtadienis ir ten mama, tėtis ar bendradarbė, ar kas jam deda juostelį ir surištų. Nebuvo niekada. Kai tik 50 metis pražilo, ateina kolektyvas, sveikinam gėlės visą tą, uždeda juostą, suriša ir jį juoda būna? Ne, žalia, su raudonais, geltonu, bet daugiausiai žalia spalva, dominuoja gyvybės spalva yra.
Spalvinė simbolika, čia atskira teorija, atskiros paskaitos. Tai vat yra žalia. Šita, dažniausiai žalia. Ir tą juostą suriša. Ir dabar dar kartą grįžtim prie rašto ir informacijos. Aš jums terminus suruosiu, kad mes prasmę suruosim. Tai vat, ir dabar va šito juosto nieko neužrašyta, to linijiniu raštu vadinkim. A kada dabar sujaukiam savo kolegos bendradarbius artimus kitą juostą ir rašytim. Su 50-mečių jubiliejum ir panašiai. Tai mes ką padarėm? Mes nusprendėm, kad mes esam kvailiai ir tas kvailas žmogus, kuris užrišim, kai jis nesupras, kad mes jam užrišam apsauginę sistemą, sukuriam, kad jam jau reikia apsaugos, nes jam artėja metafizinė erdvė, išėjimo erdvė. Jam reikia sukurti apsaugą. Kadangi jis gali nesuprasti, tai mes dabartiniu raštu dar kartą užrašėm, kad jis suprastų, kad mes jį čia su 50 ir kad čia jis saugom. Nes Bet labai negražu. Bet tai gaunasi sviestas sviestuotas. Ant sviesto ir dar užrašom su sviestu, kad sviestas. Nu, tai yra visiškas, kaip čia, nesusipratimas. Žmonių yra supratimas ir čia vieniems suprasti. Ne, aš manyčiau, kadangi mūsų etninės kultūros nepopuliarinimo variantas, jeigu mes tai kalbėtumėm viešai, tai nebūtų. Bet visiems šitą formą mes išsaugojom, tik tais tiek, kad ta forma galėtų egzistuoti ir kad ją priimtų kitas, kuris nesupranta. Dėl viso, ko užrašėm, kad jis suprastų, kad vis dėlto mes jį sveikinėm, jam rongim gėrio, o gėrio ir linkėjimas ir sveikatos, tai pagrindė apsaugos. Apsaugos nuo neigiamų informacijų ir apsaugos nuo ankstyvos mirties. Ir paprastai nuo 50 metų jums pradeda linkėti ilgo gyvenimo, sveikatos pastebėti ir visą, kad dabar jau anksčiau mėgsta sveikatą visi. Bet tuo metu, ir kuo jis yra vyresnis, tuo daugiau linki šitų dalykų ir tada gali 2-3 juostas uždėti tik tais, kad jis išgyventų. Tai vat mes turim, tai aš dar kartą liudiju, kad tai yra apsauga. Ir tada tokiu atveju, ir mes dar, kad tai yra informacija, irgi tai rodo, kad mes rašom informaciją ant jos dar vienu raštu, kad suvokiančiu raštu, dabartiniu raštu. Tai yra dviguba informacija. Toliau, žiūrint, kalbant apie vėl tos apsauginius dalykus, šičia kalbam apie piršlį. Piršlys, kada eina piršlys į vestuvės, jam uždeda žalią juostą, irgi jis yra apsauginiai zonai sudėtas. Aš mačiau auksinės vestuvės, turiu nufilmavęs su juostomis. Va čia ir piršlys su juostom yra tas, sakykime, ir dabar, ir kada vyksta vestuvės, kada įvyksta jau ta liūdnoji ceremonija su piršliu, jo kūrimo procedūra, visi tą žinom, kaip yra, ir jaunoji gelbsti jį. Ir jį ką daro? Ir jį paima, va šičia yra šalikas, toks, ne šalikas, tai yra, atsiprašau, rankšluostis. Piršlį ką daro? Apsaugom. Tai yra ta pati juosta, truputį platesnė, koloritas kitas. Čia yra ritualinis rankšluostis. Tai yra, aš vadinu ornamentai, tai yra raštai truputį kitokie. Funkcija ta pati apsauginė, išgelbėjimas jį nuo mirties, nes jį ruošiasi pakarti. Tai tada, kada jo nepakarė, paima tą iškamšą. Bet tas ritualas yra atliekamas, bet jau yra, ritualas niekur nedingsta, pastebėkit. Jis atliekamas iki galo. Net girdėjau, kad tokia atveju, kad ten buvo, čia iš tikrųjų, ten ne to piršlio nepakorė. Vienu žodžiu, kada įsiaudrinė, dar išgėrė, tai visko gali būti, žinot. Tai, bet kokiu atveju, vėliau pakariama iškamša. Jis yra tas ritualas atliekamas, bet išgelbėjimas tas fizinis žmogus ir tas metafizinis tas ritualas atliekamas iki galo. Taip, aš dabar ką jums ir rodau, tai norėjau, kaip čia, sakykime, tarytum įrodyti, kad visas tos juostelės ir kada mes susijuosim juostelę čia, jeigu platesnę susijuosim, lygiai taip pat susijuosim. Toliau, kada pradedam, aš rūbus, kada kalbu apie rūbus, yra mūsų tautinių rūbų. Va šičia užsideda šičia, užsideda čia, užsideda šičia. Visur apsauginė sistema. Apsauginė sistema ant ranko tą, ką darai. Tavo veiksmai. Šičia, ką kalbi ir galvos, ką mastai. Jeigu uždedam kepurę, va šičia būna irgi, ką mastai, uždedam. Toliau šičia uždedam juosmenį, mes čia savo bendrą susirišimą. Ir tarp kitko tas ritualas yra religinis, irgi religijose, ir krikščionybės šitas simboliai yra. Tik tais jie nenaudoja šitų juostų, bet simboliai tie patys. Net Evangelijoje prašyti visi. Yra angelai surišti su juostomis. Yra taip pat
Tai yra simbolis suvaržymo ir apsaugos tam tikros. Ir mes turim mūsų tautiniai tradicijai. Tai vat šitą rūbuose, turėdami viso tose rūbuose, ir rūbuose jau mes neuždėdam šitos, dažniausiai rūbuose būna jau kita, dominuoja, tarp kitko įdomu, jeigu net pažiūrėti kitų tautų, šalia vat rusų, ištisai tik raudona. Raudona energijos gyvybės spalva. Ir ant rūbų dėda tik raudona. Bet mes, aš pastebėjau, dar visokius kitokius uždėdam atspalvius, mūsų tradicijoje dar šitą yra. Bet ta tradicija yra atėjusi iš labai senai. Ir tos tautinius rūbus, kuriuos mes dabar įvardinam kaip 18-19 amžius tenai su etnokultūrininkais, kada kalbu, bet dabar mūsų rekonstruoja pagal archeologinius radinius, tos, sakykime, naudoja jau romuviečiai, naudoja tos dar senesnę variantą iš archeologinių radinių, kur matėt paroda, kada buvo tokias karas su svastikomis, mėlynas karas, tokių svastikų. Buvo čia Vilniuje, kada buvo tūkstantmečio paroda, labai graži, kuri iškasta jau iš kapų ir kapaviečių ir labai senai datuota yra. Tai rodo, kad tie rūbai galėjo būti panašus arba kažkiek kiti, bet tai, kad šitai tai buvo naudojama, tai yra faktas iš tikro. Toliau visoje ornamentikoje ir puošyboje mūsų kapavietėse protėvių, kur randam ištisai visą šitas naudojama, papuošaluose viso, ypač moterų papuošaluose naudojama. Vat šitą. Ir tie ritualai buvo išlikę, sakykime, yra ne šiandien sugalvoti, o jie, kadangi kas yra tradicija. Tradicija yra tai, ką mes perimam iš protėvių, iš senosios mūsų kultūros, šiandien išsaugom ir perdodam ateinančiom kartom. O pati tradicija, aš kada domėjausi atskirai šitą tradicinę formą, ji labai įdomiai mutuoja. Ji gali keistis, kaip chameleonas keičia, sakykime, atspalvius ir spalvas, bet jis išlieka chameleono formą. Jeigu reikia, net buvo tokia iliustracija, prie chameleono prineša kažkokias spalvas, pažaliuoja, paraudonuoja, arba dryžuotais tampa dryžuotai. Tai mūsų tradicija yra kažkas panašaus. Jinai prisitaiko. Jeigu mato, kad jai agresija yra vienai kitai formai, ji paima kitą formą, pakeičia ir vėl jinai gyvuoja. Aš tą nekrokultę labai akivaizdžiai matau tokių labai daug formų, kurios tarytum nunyko ir matau formų jau dabar atsekiau per 30 metų, kurios atsirado naujose variantuose. Ir dar tokios, kurios buvo senesnės, kurios mes kurį laiką nenaudojom. Jos atgimė senesniai dalykai į dabartinę formą ir jie pradeda gyvuoti. Iš tikro, kad sunaikinti mūsų tradicinę kultūrą, etninę kultūrą, mano galva, praktiškai beveik neįmanoma. Reikia mus perprogramuoti visiškai nuo nulio. Kas yra kūnas? Kūnas yra, sakykime, tai yra biokūnas, tai yra, jeigu taip įvardysim, tai mėsa. O visa kita yra mūsų sąmonė. Mūsų kūnas, jeigu mes neturim etninės kultūros sąmonės viduje save, mes vaikščianti mėsa tai yra, į kurį galima suprogramuoti bet ką kitką. Ir tada mane programuoja kitą kalbą, kitą kultūrą ir aš tada sakau, aš esu ne bilietuvis, aš esu anglas. Ir dabar, jeigu dalis tautiečių mūsų išvyksta ir bando persiprogramuoti, jie daro sąmoningai arba nevalingai duodasi tam padaromi. Kitaip neįmanoma. O tie tautiečiai, kiek teko kalbėti, kuriuose šitą tradicinę kultūrą sąmonėje veikia labai stipriai, jie neiškenčia, jie grįžta, jie neišbūna, jie nepakelia tiesiog. Nes jie nesugeba, kaip tas kompiuteris, mes kompiuterį nusipirkau kompiuterį, aš jį suprogramuoju. Yra dėžė visas putas, tai yra mokykla, ką daro mokytojai, ką daro mūsų pirmiausiai seneliai, kurie nuo lopšio augino, tėvai, kurie augina, mokykla, mokytojai, viską už tai, visa švietimo sistema yra programuotojai. Ir aš kartais juokauju studentams, sakau, jūs atėjote į aukštąją mokyklą, kad aš instaliuočiau jums, aš dėstau piešimo programą. Tiesiog. Aš jums ateinu, piešimo programos instaliuotojas. Ir tik jie ateina, neprašo laidų priimti, jie su ausimis su to, aš per ausis, per vaizdus, per priemonės kaip rodyti, aš jiem instaliuoju tą programą. Tai yra, ateinam į aukštąją mokyklą, aš noriu, kad instaliuotų mediko programą man ir aš būsiu medikas. Tik tai vyksta bio ir visą kitais formom, o dabar labai gerai iliustruoja visą šitą technologiją. Mes nukopijavom tą, ką vyksta. Tai va šičia, kada mes turim, mums tėvai, seneliai jau perduodami informaciją suveda, tai šitą ištrinti praktiškai beveik neįmanoma. Tai yra pasąmoniniai dalykai, aš manau, kad ir neįmanoma. Tik žmogus gali užgesinti, sąmoningai nusivilkti to, sakykime, kostiumą pakeisti raudonu, bet viduj yra visien tos
tas veršis kažkokiu tai būdu, tai žmogui visą laiką, sakyčiau, greičiau taip, teks slopinti. Dėl ko kitą kartą stengiamės, kada vyksta, sakykime, kada tauta nori kitos tautos kūno dalį paimti, jie stengiasi, kad nutautėtų ta tauta, tai nuo vaikystės stengiasi, kad neduoti programų šitų. Blokuoti šitą informaciją nuo vaikystės ir tada žmogus užauga, jam tai nėra tos etninės kultūros savasties ir suvokimo tos erdvės, jis negali, pažiūrėjęs jo sąmonę, nenuskaito šitos jo informacijos, tada lengva pakeisti kažką su laiku jam kitą informaciją, arba jis yra toks laisvai valdomas, kada jisai operuoja šitai kultūrai, tai čia ir arba sako, aš jau, kai dabar yra priimta, aš esu globalus pilietis ir nieko nepripažįstantis toks. Tai bet kokia etninė kultūra ir jinai neleidžia būti globaliu, ji aiškiai apibrėžia žmogaus būtį, egzistenciją šiam pasaulyje, jo prasmę, vietą, buvimą, dėl ko, kodėl tu toj tautojasi. Ir kaip man, kada kilo klausimas, kodėl aš gimiau šitoj vietoj, kodėl aš gimiau toj tautoj, ir jeigu aš čia gimiau, vadinasi, aš turiu suvokti tą tautą, tos kultūros tautos ir kas aš esu. Jeigu aš nesuvokiu, tai aš tarytum būsiu pragyvenęs gyvenimą, kaip pažiūrėjęs filmą ir nesupratęs, ką aš ten mačiau ir ką aš veikiau. Aš manau, tai jeigu sąmoningai, bet dauguma didelė dalis žmonių ir mūsų tradicijų saugotojai, tai daro jie nesąmoningai. Jie išgyvena tiesiog tą ir aš išdarinai va tiek metų gilinuosi ir atrodo, jum kalbu, bet kai pamatau mūsų močiutės arba šitos moteris, kurios gieda sutartinės, dabar nesenai nufilmavau sutartinių festivalį, ir kai pamatau tos moteris, kurios audžia, arba ten vyrus tos atliekančius, tos, sakykime, tos išlaikančius tradiciją ir tos, žinot, aš jaučiuosi toks beraštis ir toks, jaučiuosi toks kaip kaltas prieš savo kultūrą, kad aš neišgyvenu to. Jie gyvena, jie natūraliai tą gyvena, žmonės išgyvena šitą, o aš tarytum bandau studijuoti, bandau suprasti ir kažkas tai tokio. O čia matai, kad žmonės neieško, nesupratimo, jie tiesiog natūraliai tą, kaip tas paukščiukas čiulba savo dainelę ir jie labai gerai jaučiasi tame. Tai va, aš čia va, visą tai įvadas. Čia. Dabar kalbėsiu šiek tiek, kadangi iliustracija šitas turiu originalą, kalbėsiu pradėsim apie tautinių raštų ir galbūt šičia yra tokie, aš kalbu tą, kadangi aš kilęs iš Žemaitijos, visien, aš pastebėjau, kada kalbu, būna taip, kad visien išlenda tie tos tarminiai dalykai, bet šiaip, kada mane paklausė, iš kur aš sakau, nutautėjęs Žemaitis. Kodėl nutautėjęs? Todėl, kad daug metų gyvenimas jau Kaune, tai yra Vidurio Lietuva, tarminis regionas kitas, ir antra bendrinė lietuvių kalba išmušo iš manęs tarmę. Išmušo taip, kad aš jau negaliu kalbėti švariai tą tarmę, bendrinės kalbos, mes dabar tarmių metus turim gražiai. Tai ir bendrinė kalba kartu buvo gerai, bet kartu padarė meškos paslaugą. Pradėjo mums kažkiek tai ir tarmes neutralizavo. Ir kada buvau čia plenerė Dzūkijoje, čia druskininkai, tokie. Tai priėjo močiutė, 80 metų su viršu. Aš tapau ir ten pradėjo pasakoti visą savo gyvenimo istoriją, apie kaimynus. Ir aš pats nei prašiau, nei ką, nei kviečiau. Ir jie taip gražiai dzūkino, čiulbėjo. Aš ją tik pašnekinu ir klausau, kaip skamba kalba. Tai yra nuostabiai graži kalba. Nuostabiai graži. Aš prie žemaitiškai, aš nesakau, kad negražiai, bet kažkaip grubiau. O jie taip dzūkeno gražiai, taip nuostabiai. Tai aš ten ją vis tempiau gumą, kad jinai pakalbėtų ir man jos paklausyti. Nes aš pirmą kartą gyvenime Dzūkijai buvau nuvažiavęs į tokius kraštus ir kad man išgirsti tikrą atėjusią tarminę kalbą. Ko yra nuostabu. Tai yra kalba, iš tikro šis pasaulis, vėl, jeigu mums uždėti tradicijose, kas yra pagal reikšmę sudėti. Šiam pasauliu, sakykim, bet mes savo sampratą, etninę sampratą suvokimą, tą tradicinę sampratą, sakykim, aš dedu skaičių numeris 1 yra kalba. Numeris 1. Jeigu iš mūsų kada pavyks atimti kalbą, visa kita labai greit pradės byrėti. Labai greit. Dėl ko mes saugom, dėl ko turim problemą su to. Tai va, kalba, tai yra kalba, mes ir net šventose raštai parašyta, pirmiausia buvo žodis. Mes suvokiam, jeigu mes žodžiu neįvardyju, pasakykim, šičia yra pieštukas. Jeigu aš jo neįvardinu pieštukas, aš jo nesuvokiu.
Suprantat, jį reikia, mes turim įvardinti. Mes kalbam vaizdiniais ir žodžiu. Vaizdiniais ir žodžiu. Tai mes jeigu žodžiu įvardinam, mums tas pasaulis jau gimsta. Ir visose, žinot, kaip sako, kas biški sako, neužkalbėk danties. Arba moteris, ypač moteris turi galestas. Sako, kaip ten, kada ten sako, ypač motinų žodžiai galias turi tada labai didelės galias. Ištartas žodis tampa realybė. Ir jeigu blogas palinkėjimas, jis tampa blogų palinkėjimas, žinot, sako, prakeikimai ir visokie kitokie. Tai yra, rodo realią žodžio galią, kad žodis valdo šitą pasaulį, garsas šitas. Toliau, antras momentas, kada mes kalbam vaizdu. Tai va šičia jau prasideda garsas įsijungia, jeigu mes negirdime čia, mes priimam per akių, per vaizdų, priimam tą pačią informaciją, tas pačias galės. Ir dabar šičia yra viena žemaitiška išausta, čia yra foteliam uždengti išaustą. Kaime Žemaitijoj ir buvo lovatėsės, ne lovatės, čia yra divonais vadina jūs. Lovatės tai yra kapos, yra kitokios. Jeigu žinot, kapos ir divonai. Tai čia divonai, kur tokie, sakykim, darbiniai užtiesalai, kuriuos kasdieną naudoja, ant, taip vadindavom, takčanas toks, taip, kaip ten kaime pas mus vadina, tokį, kaip pagulėti, pakristi ant suolo, ir lovas net tas uždengia, kada tokias kasdienės. O jau yra oficialusis lovos miegamojo uždengimas, yra kapa, yra dar kitas, ir kitos, yra ten ir spalvos kitos, ir raštai kiti. Tai va šičia yra iš tokių ant fotelių ir ant sofos lovos užtiesalus tokius. Ir šitas raštas išaustas Žemaitijoje, čia apie Raseinių rajone apie Nemakščius, išaudė audėjo, kur visą gyvenimą audė. Dėja jau pernai iškeliavo į Anapilį ir šičia, jis kadangi ant fotelio buvo, matot, nuo saulės išbluko jau, o šičia taip. Ir dabar aš noriu parodyti tai, kad atkreiptume dėmesį dar vieną dalyką. Vėl, kada jums kilo klausimas, ką tai reiškia. Tai lygiai tas pats yra mūsų, kada aš ir tapau paveikslus, šitom temom visą ciklą turiu nutapęs, ne tai, kad kopijuoju šitą, aš bandau tą kalbą kalbėti pats per kūrybą. Tai kiti ateina, mano sako, sako, kokiu mandalu pritapyta. Tai man visada nuo to net silpna pasidaro. Ir aš tada tik vienintelį būdą ir sakau, einam į kaimo pirkę, pas kokią močiutės odėją, arba šiaip eilinę pirkę, nes kaimas senas pirkėsi visur šitą. Ir aš sakau, atvesiu jūs prie lovos ir parodysiu tiek mandalų. Galim paskaičiuoti per pirkę perėję kokį 50, ir galim Tibetui dar pusę paskolinti iš karto. Nueisim kitą pirkę, dar 50 susirasim. Tai žinokit, tai yra, aš rodau, kad tai antiek mūsų sena universaliai, jeigu mes siejam į Tibetą, kad ten yra labai seni dalykai tikrai ir panašiai, mes turim šiandien po kojomis sėdime, gulime ant šitų mandalų. Jos yra, jeigu jūs pažiūrėsit, be abejo, esat matę Tibetą, jos ir nesiskiria. Žiūrėkit, mandala, ta pati Tibeto. Žiūrėkit, ten yra struktūra. Ir 4 pasaulio šalis išėjimus, visa kita. Ir kada aš buvau nuvykęs, kada buvo tibetiečiai atvažiavę, mandalas piešė šitame Čiurlionio muziejaus Žilinsko galerijoje. 2 metus buvo. Aš turiu fotografijas, kitą. Aš čia specialiai nenešiau tos informacijos, nes yra, tada reikia daryti studijas, kalbėti apie tai, kokias mūsų gali būti sąsajos. Bet ir mūsų močiutė tikrai nenuvažiavo tenai ir nepasižiūrėjo ir čia net važiavo jos išmokyti. Tai jeigu eina į tūkstantmečius dar prieš Kristų, tai mūsų tautos migravo, mes galėjom būti, mūsų protėviai galėjo būti kitoj, turėti kultūrinės sąsajas dar kitas arba palikti kažkur tai tam tikrą informaciją, bet to, kad net gauti iš kažko tai. Tai mes, čia yra istorikų ir archeologų tyrinėjimų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį tai, kad jeigu va šičia paimti apie mandalas, važiuokit, viena mandala, žiūrėkit, antrą mandalą. Jeigu aš čia dedu va šitaip, 3 mandalą, šičia 4 mandalą. Tai dabar apverčiu šitą, vėl aš skaičiuoju. Galioja apie 2 pusės, visai kiti ženklai. Atsirado kitas pražiūrėkit, jeigu šičia matot šitą, jūs matot šitą, įgauna kitą prasme, vėl skaičiuoja mandalas. Taip, kad mes šičia dabar taip laiko turint, mes galėtume skaičiuoti ir tas mandalas, tos ženklus galima išimti kaip rožės kokias, padėti.
Bet šičia yra ne ženklas, čia yra visas kompleksas ženklų. Čia sistema, kaip mikroschema, kad paimtumėt, kuri veikia tam tikrą, duoda funkcijas kažkokias. Tai šičia yra tam tikra, kada sugenda aparatas, kartais reikia visą blokelį mikroschemų išimti ir jį pakeisti. Ne vieną tranzistorių detalę keičia, bet visą blokelį. Tai čia yra blokelį. Dabar jeigu tą blokelį pradėsim nagrinėti, tai mes pradėsim nagrinėti, aš čia gal ryškesnis, pradedam nagrinėti, sakykim, kad ir šitą, sakykim, mes turim vieną ženklą, mes turim kitą ženklą, sudėti du ženklus. Ir dar plus šitie po 5 skaičiuose, dar viena informacija. Toliau mes kada šitą pažiūrim spalva, irgi informacija. Kokia čia spalva, irgi informacija. Kodėl parinkta juoda su oranžu, tai yra šviesos ir tamsos santykis, soliarinis ženklas čia sudėtas. Dabar, kaip teko girdėti ir kaip komentuoja kiti arba net paskaityti, tai vadino ten roželėmis, šulinėlės ir viską. Tai čia yra toks daugiau pavadinimas, asociatyvus. Galbūt čia gali būti šulinėlės, galbūt rožė, nes mes žmonės daugiau pripratę, kad tai būtų nupieštas piešiniukas, kad panašus į tą. Aš mano įsitikinimu, tai nėra tiesioginio ryšio su iliustracija. Šičia yra tam tikros sampratos, materijos ir tam tikrų reiškinių, sakykime, sampratos yra sudėtos. Ir dabar, aš jums vieną tokią, kaip tik ir norėjau parodyti, kad tai ir tai. Toliau, kas dar yra šitą tautiniuose raštuose, kas yra, vienas yra toks, kaip čia pasakius, kaip paslaptis. Viena paslaptis yra simetrija. Kad aš savo kūryboje naudoju simetriją. Man kūryboje simetrija dominuoja. Tai atsitiko todėl, kad aš vieną kartą supratau, kad šis pasaulis yra pastatytas ant simetrijos ir visa sistema veikia prie simetriją. Dabar kaip? Aš kalbėčiau paprasčiausiai binarią struktūrą. Vyras, moteris yra simetrija du poliai. Aukštai, žemai, du poliai. Šilta, šalta. Kairė, dešinė, mes padalinam taip, mes turim simetriją. Jeigu žmogų padalini kompiuteriu jo portretą į dvi dalis ir kairę sudėti su kairė, dešinę sudėti, veidrodinė apsukęs. Gauni du skirtingus portretus. Mūsų nėra ideali simetrija. Bet medis, kada jūs matom, mes einam žemė, matom medį. Kamienas gražus, ąžuolas išaukęs, jau ten vainikas visas tas. Bet mes nesuvokiam, kad lygiai toks pat vainikas yra po žemė. Jeigu jį išrauti, gražiai žemės nukratyti, jis būtų gal net dar didesnis. Ir mes turim per vidurį pagaliuką su dviejais gražiais vainikas. Žiemą, jeigu lapus numetam, mes turim du identiškus vainikus. Tai yra, turim simetriją. Tai yra, tarptų pasaulio egzistuoja simetrija. Dabar nesenai teko skaityti mokslinius tokius, publikacijas, kad yra, visas pasaulis yra, ten kalba apie visatą superstygas, ir tai mokslininkai teigia, kad visata pastatyta ant simetrijos principų. Nes jeigu nėra simetrijos, negali egzistuoti. Tai dabar aš noriu, ką kalbu apie šitą. Aš jums dar vieną klodą tokį, kaip čia, gelminį kalbu apie šitą, kas čia yra. Visi šitie ornamentai, vadinkim, aš tą žodžiu vengiu, formaliai ornamentai, šitie raštai, kurie primena ornamentus, jie yra pastatyti simetrijos principų. Dabar kaip simetrijos principų kalbėti? Dabar aš čia reikėtų dar, norint daryti tokią dar, sakyčiau, konferenciją dar detalesnę, tai aš turėčiau programiškai sutvarkyti, parodyti, kaip viskas modeliuojasi, tai simetrijos principų. Ir dabar aš čia turiu kitą, tokią gražų, matot? Čia iš viso, jau kai prasideda elipsės, tai iš viso nuostabus reikalas. Ir dabar šičia, matot, yra ratai sudėti. Kai ten sako, ratai, kvadratai. Tai šičia, ir žiūrėkit, kaip viskas, žiūrėkit, išeina, ratas, ratai, ratai, ratai. Paskui tie ratai dalinasi į rombus. Ir šičia, jeigu pradai, žiūrėkit, mandala, mandala, šičia. Jeigu dabar tie ratai blokuoja, žiūrėkit, aš imu šitą vieną, turiu vieną sistemą. Jeigu imu šičia, aš turiu mandalą 4 dalių. Ir eina į begalybę. Šičia nėra užbaigos. Tautiniai raštai simetriškai dauginasi į begalybę. Tai aš sakau, kada vieną kartą man tas atėjo į galvą, tai aš kada matau fragmentinę kūrybą, aš jau kaip dainininkas, matau kaip kolegos, sakykime, mano sukuria ten, sakykime, kompoziciją. Tai vardina kaip kompoziciją, taip, sakykime.
ir sakykim, tą asimetrišką. Nu, sakykim, tas. Tai iš tikro nieko nėra asimetriško. Mes tik tais paimam simetrijos fragmentą ir pavadinam asimetriją. Jeigu mes reprodukuojam savo sąmonę pilną simetriją, mes pamatom tikrąjį vaizdą. Jūs nematom mes pasaulio tikrojo. Jeigu nereprodukuojam į simetriją. Taip kaip aš eidamas žeme, aš matau vidury lauko medį, jeigu aš nereprodukuoju simetrijos ir į apačią, aš matau tik viršutinę dalį ir tiek tik suvokiu. Jeigu mano sąmonė jį priima kaip simetriją, aš pradedu suvokti visai kitaip. Aš suvokiu, kad ta žemės tai yra jungtis tarp tų dviejų pasaulių. Viršutiniam pasaulyje yra vienas, apatiniam kitas, kad tai yra egzistuoja tie pasauliai, trijų pasaulių jungtis. Visa simbolika, dėl ko mūsų gyvybės medžio simbolis visur stovi. Tai yra trinarė struktūra pasaulių ir kaip stulpas, kaip ašis. Ir man jis jau neša tas medis visai kitą informaciją. O gali jis nešti tik tiek, kad aš pažiūrėsiu ir nupjovęs, kiek malkų turėsiu ir kelias savaitės kūrensiu. Tai yra vėl, kaip pažiūrėsi. Arba Frank Krukas pažiūrėjo, kiek karstų išės jam grabų iš to medžio. Tai vat mūsų akis kokios. Ir dabar, kada va šitą raštą pažiūrėjau, aš jau dabar apversiu iš kito krašto, ženklas nesiaiškina kaip raidė, garsas ar tiesioginė prasme. Tai šičia ženklai įdėti turinyje tam tikrame, jie suveikia tam turiny, kitam turiny, jiem prie jo bus pridėtas kitas santykis, kito ženklo dalis, jis jau įgauna, sakykime, funkcionalią vertę kitą.